Sveiki, kadangi šią savaitę lankausi vietose, kur vyko pirmasis pasaulinis karas, tai šiandieną esu vietoje, kuri yra vadinama 60-oji kalva. Pirmasis pasaulinis karas vyko tiek ant žemės, tiek ant vandens ir tiek ore, bet šitoje vietoje, šitose apylinkėse, pirmasis pasaulinis karas vyko ir po žeme. Apie 1854 metais buvo pradėtas tiesti geležinkelis šioje vietoje, jis čia man po kairė yra. Ir tiesiant geležinkelį buvo iškirsti medžiai, paruošta geležinkelio linija. Ir iš tų liekanų, kas liko, iš medžių, iš visų tų žemių buvo sukastos dvi kalvos. Viena iš jų vadinasi 60-oji kalva, kur dabar ir esame. O kita vadinasi Vikšras, jeigu lietuviškai. Prieš pirmąjį pasaulinį karą ši kalva buvo žinoma kaip Meilužės guolis, o pirmojo pasaulinio karo metu Britų žemėlapiuose ji buvo ties 60-ąją kontro linija, todėl ir gavo tokį pavadinimą, kuris išliko iki pat šių dienų. Pirmojo pasaulinio karo metu 60-oji kalva buvo vieta, nuo kurios puikiai matėsi Britų linijos į pro pusę ir tai suteikė didelę taktinę reikšmę šiai kalvai. Ties šiomis kalvomis ėjo fronto linija, kur susitiko vokiečių ir britų kariai. Dėl šios kalvos vyko daug kovų, kalva buvo užimta vokiečių, paskui perimta britų, buvo panaudotos dujų atakos, bombarduota, apšaudoma artilerijos ir laistoma tiek britų, tiek vokiečių karių krauju. Karo pradžioje susidariusi aklavietė paskatino pradėti tunelinį karą. 1915 metais buvo sudaryti karališkųjų inžinierių tunelių kasimo daliniai. Iki 1916 metų vidurio Britanijos armija turėjo apie 25 000 apmokytų tunelių kasėjų. Daugiausiai tai buvo savanoriai paimti iš angliakasių bendrijų. Prie jų taip pat prisidėdavo ir kartu dirbdavo ir eiliniai pėstininkai. Tai buvo pradėta naudoti kasybos po priešo liniją sprogmenų ir detonavimo taktiką. Tunelius kasė tiek vokiečiai, tiek britai. Pagrindinis tikslas buvo pastatyti minas po priešo gynybinėmis pozicijomis. Kai jos buvo susprogdintos, sprogimas sunaikindavo apkasų atkarpą, tada pėstininkai judėdavo link priešo linijos, tikėdamisi pasinaudoti kilusią sumaištimi po požeminės minos sprogimo. Kasti tunelius kartais užtrukdavo mėnesius. Tunelininkai turėjo viską daryti labai atsargiai ir tyliai. Jie kasė ne tik savo tunelius, bet kartu turėjo klausytis, ar nesigirdi kasamų priešų tunelių. Kartais tuneliai netgi susitikdavo ir tada įvykdavo požeminė kova, kuri baigdavosi tunelio užvertimu padėjus sprogmenis. Kuo karas truko ilgiau, tuo tuneliai darėsi vis ilgesni, vis gilesni ir sprogmenis vis stipresni. 1917 metais Britai baigė kasti tunelių sistemą po priešo linijomis, kurią sudarė 21 mina. Požeminės minos buvo po abiejų šių kalvų. Manoma, kad bendras 21 minos sprogmenų kiekis buvo daugiau kaip 450 000 kilogramų. Tais pačiais metais, birželio 7 dieną, apie 3 val. 10 minučių ryte, tyloje, visi laukė, kada bus detonuotos minos. Minos sprogo. Iš 21 minos suveikė 19.
Iki pat šios dienos kažkur čia po žeme vis dar yra dideli kiekiai sprogmenų, kurie tada, 1917 metais, taip ir nesprogo. Vis dėlto, sprogimai buvo tokie didžiuliai, kad sakoma, jog garsas buvo girdimas netgi Londone. Manoma, kad akimirksniu žuvo apie 10 000 vokiečių karių ir dar šimtai buvo sužeisti ir daugybė karių buvo paveikti psichologiškai. Bendra minų sprogimo galia yra viena didžiausių žmonijos istorijoje, kuri yra priskiriama prie didžiausių nebrandolinių sprogimų, kuriuos sukėlė žmogus. Po karo šią vietą nupirko viena britų šeima, kuri išsaugojo šią vietą kaip atminimą ir šiandieną ant šios kalvos yra puikiai matomas Pirmojo pasaulinio karo žymės. Tai yra būtent tos duobės, kurios yra paliktos po artilerijos sviedinių sprogimų. Be to, ši vieta yra ne tik mūšių vieta, tai yra ir masinis kapinynas, nes vis dar po šiomis kalvomis yra šimtai karių, kurie taip ir nebuvo niekada surasti. Už manęs matosi, saulė šviečia, gal nelabai matysis, yra 60-oji kalva, o čia, po manimi, kur aš einu, yra būtent tas geležinkelis, dėl kurio tos kalvos susidarė. Tai viena kalva yra vienoje pusėje. Tai viena kalva yra vienoje geležinkelio pusėje, o kita kalva pavadinimu Vikšras yra kitoje pusėje. O dabar esame kitoje geležinkelio pusėje ant kalvos pavadinimu Caterpillar, arba kitaip sakant Vikšras. Ir čia yra viena iš sprogusių minų, tiksliau žymė, kuri paliko po sprogusios minos. Ir yra didžiulis krateris išlikęs ir žymintis, kur būtent buvo ši mina. Iš tikrųjų tai labai didžiulė duobė. Jeigu nežinočiau, aš galvočiau, kad čia yra koks vandens tvenkinys gal buvo, ar kažkas panašaus. 19 minų sprogo per 20 sekundžių, ne visus iškart, bet paeiliui. Ir tai dar labiau padidino sprogimo efektą, nes sprogimai judėjo fronte ir padidino tą išgąstį ir šoką. Ir sprogimai buvo tokie didžiuliai, kad sakoma, kad netgi buvo girdėti Londone. Vis dėlto tas skaičius 10 000 vokiečių karių nėra visiškai tikslus, kiek iš tikrųjų buvo žuvusių, taip ir nėra aišku. Informacinėme stende, kuris yra netoli čia, yra parašyta, kad žuvo 650 vokiečių karių, nors greičiausiai karių buvo daugiau, bet mažiau negu 10 000. Tai iki pat šios dienos taip ir nėra to tikslaus skaičiaus, kiek maždaug galėjo žūti. Taip ir nėra aišku. O dabar vykstame į Somos, būtent į tą vietą, kur sprogo minos Somos pirmąją mūšio dieną. Ir ten yra irgi krateris palikęs. Ir pažiūrėsime, kaip jis atrodo. Lakagnar krateris, jis taip vadinasi, jeigu teisingai prisimenu.
O štai čia jau einame prie ką tik minėtos 1916 metų sprogimo vietos. Ir šis sprogimas irgi tokio pat tipo buvo kaip ir prie 60-osios kalvos, panaudojus tunelius ir požeminės minas. Ir į istoriją jis įėjo tuo, kad tai yra vienas didžiausių kraterių sukurtų žmogaus. Man asmeniškai jis atrodo kaip, aišku, per kamerą neįmanoma perteikti, kokio jis dydžio yra, bet tas, kuris yra prie 60-osios kalvos, atrodė didelis, tai palyginus su šituo, jis yra dar tik vystymosi stadijoje. Sprogimas, kuris paliko šį didžiulį kraterį, įvyko 1916 metais, Liepos 1 dieną, 7 valandos 28 minutės. Ir su juo kartu prasidėjo Somos mūšis. Nors Somos mūšis prasidėjo tokiu didžiuliu sprogimu ir padarė tikrai daug žalos, bet vis dėlto tai nepavyko pakankamai neutralizuoti vokiečių gynybos. Priešingai negu sprogimai prie 60-osios kalvos, kurie buvo irgi didžiuliai, ir su jais kartu prasidėjo Mesino mūšis, kuris buvo daug sėkmingesnis negu Somos mūšis. Tai tiek šiam kartui ir susimatysime kitą kartą. Iki.